Sveiki, sveiki. Ir vėl šiandien prekės iš Kinijos. Pirmas siuntinukas jau išpakuotas. Tai yra asmenukas pirktas iš AliExpress. Garečiai išpardavimas, karštas išpardavimas. Iš rusų, kad bus išvertus. Kainavo apie €80. Neblogas, išbandytas iš AliExpress. Atėjo per 25 dienas. Neblogas. Tai. Čia jungtukas toks nelabai matus. O toj vietoj jungės telefonas. Tai pirma prekė. Dabar pažiūrėsime toliau, kas per prekės. Čia bus prekė litavimo gelis. Panašiai toks kai kisielius. Dar neišbandžiau. Markė RMA 223. Vieni giria, kiti peikia. Kainavo apie 80 eurų. Ką mes dar turime tam pačiam siuntinį. Čia bus 1 vatų ledai. 100 vienetų kainavo apie 3,80 €. Visus patikrinau, lygiai 100 buvo, kaip ir prognozavo pardavėjas. 3 voltai maitinimas. Bandysiu kažkokį ar prožektorių rinkti, ar dar ką nors iš jų. Jeigu kais, dar užsisakiau va tokius nedidelius radiatoriukus. Kaip tik tam ledui. Vat tinka. Kainavo kažkur apie €5 vienetai. Radiatoriukai irgi pirkti iš AliExpress. Tai vat. Tokia prekė. Tokia maišiukį buvo supakuota. Sekantis siuntinys čia bus montavimų plokštelių, nelituojant, sukaišiuojant. Toks daikčiuks čia kainavo kažkur apie €80 šitas. Kiši užsifiksuoja, nereikia lituot, paskui kaip jau surenki, perlikutuoji ant šitokių čia užsisakiau. Šitos 10 vienetų kainavo kažkur apie €10. Vat. Iš vienos pusės tas blizgantis, iš kitos pusės paprastas. Šitos biškiai prastesnis. Čia po 2 vienetus juos nusikerpa. O šita yra €70 kainavo, tai čia jau tokį kažką rimčiau surinkti, jau dvipusį. O tad irgi prekė keliavo iš AliExpresso, panašiai 25-35 dienos. Ką toliau turime? Toliau turime servų varikliuką. Kainavo apie per akciją €30. Vat. Dar čia dedas tokie dar papildomi varščiukai užsisuka čia. Ir malonsparniam, visokiam lėktuvam naudojami. Palaiko lygi jėga lygi 1,5 kilogramų. Pilnai apkrautas. Čia kažkur lygi maitinimas lygi 5 voltų
O toks daikčiuks. Irgi iš AliExpress'ų. Sekantis bus voltmetras. Kainavo kažkur apie 80 centų. Vat, toks matuoti. Pastoviaus srovės. Čia dar varikliam Arduino, jeigu kas užsiminėjat, platformą servo varikliam paleist, šago varikliam paleist, visokiam šitiem dačikam, jutikliam lietuviškai. Yra mygtukas, sensoriam. Čia būtų kita, kainavo teisingai apie 2,5 eurų kažkur. Čia bus irgi plokštė. Čia Arduino Nano kišas, kontroleris ir įsiplėtimų plokštis. Kainavo per akciją kažkur apie 80 €. Jungtuką turi. Čia tokį labai mažytį šaunį, gal matote. Numetėja vadinama ta. Paskui turi maitinimą. Matyt 5 voltai aukščiausias. O tokia priekė €80 jau irgi iš AliExpress'o. Ką dar mes turim? Čia mes turim, kaip čia pasakius, ne servų, bet to visų žingsninių variklių driveris. Kainavo kažkur apie 80 centų. O toksai. Nu, šitas siuntinys. Ir pats įdomiausias siuntinys tai bus, kaip pasakius, nu, toks patikryt prietaisas visokiam varžam, kondensatoriam, tranzistoriam, kas išmano. Vat, kainavo apie 11 eurų. Dar va, toksai, čia kaip įsideda dalys. Toks va, įsideda daikčiukas. Va, kaip. Ir jis užsilaužė. Dar dovanų tokį video kinietis, kad brangesnė prekė. Pirkau. Galim pabandyti įjungti dar, ar veiksis. Irgi iš AliExpress. Užsimaitina kroną. Opa. Jungiasi. Yra pašvietimas. Dabar kaip neįdėta nieko nerodo. Dar yra testing. O. Taip atrodo pašvietimas. Kontrastas dar reguliuojas. Tai šią dieną tokios ir prekės. Aukščius aukštyn. Arba nykščius aukštyn arba žemyn. Ačiū už dėmesį.